Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Draugė su visais 3 mokslo metais Kupiškio profkėje tuomet galop galiausiai atėjo ir praėjo ir lemtingiausioji jo mokyklinėme gyvenime diena – išleistuvės. Bet kas vyko netrukus tuoj po to, kai pagaliau trečiakursiui absolventui Usūriniui Kumščiui baigėsi jo atestatų įteikimo ceremonija mokyklos aktų salėje, kurios metu iš mokyklos vadovybės rankų jis atsiėmė savo profesijos baigimo diplomą – atestatą. Tądien buvo nepaprastai labai gražus oras lauke, karšta ir saulėta, bet Usūrinis nuėjo su savo visais klasiokais paskutinis į laukę fotografuotis. Jis paskui tik atsisveikino su savo klasės auklėtoja ir iš mokyklos skubių žingsnių patraukė eiti tiesiai į miesto centrą. Čia tuoj sutiko savo draugą, mokinį Miknių, kuris irgi bebaiginėjo savo 12A klasę. Kadangi jiems važiuoti namo su autobusu buvo pakeliui, šie 2 draugai susitarė Usūrinio mokslų baigimo dieną imti ir kartu atšvęsti Usūrinio namuose, Mičiūniškyje. Ta proga Miknius mieste nusipirko 2 butelius alaus. Savuose namuose patį Usūrinį, kaip ir reikia manyti, džiaugsmingai sutiko ir priėmė žinią apie įvykusį mokslų pabaigimą jo mama Irena. Ji leido abiem vaikinams užsidaryti Usūrinio kambaryje, kur jie, atšvesdami Usūrinio kančių profkėje pabaigą, drauge iš butelių gėrė alų ir iš grotuvo garsiai leido groti Edu muziką. Nors Usūrinis paprastai nėra mėgėjas vartoti alkoholį, bet tą vakarą jis visai gan pasigėrė, žinoma, iš to jaučiamo džiaugsmo. Pabaiga. 2005 m. birželio 15 diena. Šis pokalbis tai nostalgiškas, kiek chaotiškas ir jausmingas 2005 vasaros vakaras Mičiūniškio provincijoje. Fone skamba energingi roko akordai iš ką tik išleisto YouTube albumo How to Dismantle an Atomic Bomb. Štai kaip galėjo atrodyti tas vakaras Mičiūniškyje 2005 m. birželio 15 dieną. Pirma dalis. Usūrinis, Miknius ir mama Irena virtuvėje ir prie kambario durų, Irena šypsodamasi pamačiusi tarpdurį, o absolventas grįžo. Na, parodyk sūnau tą atestatą. Ar tikrai jau viskas statybininkas su popieriais? Usūrinis išdidžiai tiesė diplomą, viskas, mama. Baigėsi kankynė profkėje. Baigėsi ten amžinos mano klasiokų patyčios. Oficialiai laisvas nuo visko. Ateitis mano rankose. Miknius mandagiai linkteli, laba diena, teta Irena. Atėjau va kartu paminėti. Ne kasdien draugai mokyklas baigė. Irena pabučiuoja Usūrinį į skruostą, šaunuolis. Žinojau, kad pabaigsi, kad ir kaip sunku buvo tam Kupiškyje. Na, užeikit į kambarį, netrukdysiu jums. Tik labai netriukšmaukite, gerai? Usūrinis, ačiū, mama. Mes ramiai tik muzikos pasiklausysim. Antra dalis, Usūrinio kambaryje, skambant Vertigo ir All Because of You vaikinai užsidaro kambaryje. Miknius iš kuprinės išsitraukia 2 švyturio alaus butelius, atsuka juos ir vieną paduoda Usūriniui. Per grotuvą garsiai pradeda groti dainą Vertigo 1, 2, 3, 4. Miknius pakelia butelį, na, už tavo laisvę. Kad plytos tiesiai gultų ir pinigai iš darboviečių plauktų. Usūrinis atsigeria didelį gurkšnį, susiraukia, jis nepratęs taip gerti, bet džiaugsmas ima viršų, geras. Žinai, Mikniau, toks palengvėjimas. Kai salėje davė tą popierių, galvojau, viskas nebematysiu tų koridorių. Bet fotografuoti su klase nuėjau. Tik kam paskui dar išvis reikalingas tas paskutinis buvimas prie nemalonių man klasiokų. Tad neatsisveikinę su jais visais pasukau išsyk tiesiai į centrą ir sutikau tave. Idealu. Miknius, teisingai padarei. Kas ten per šventę be alaus? Klausyk, o geras tas naujas YouTube albumas, a ne? Šitą dainą Vertigo dabar visur groja. Usūrinis pajutęs, kaip alus greitai trenkia į galvą, ima garsiau kalbėti, geras, seni, labai geras. O dabar klausyk, kas per All Because of You prasideda. Šitas ritmas veža.
Gerai, stipriai čia 4 rokeriai varo. Bet žinai, kas mane ten labiausiai užkniso toj mokykloj? Miknius, kas? Mokytojai. Usūrinis, ne, mokytojai dzin. Ogi jau labai seniai tikrais priešais tapę visi mano klasiokai. Na, iš tikro ne visi iš jų piktybiniai, bet kiti tai taip, jie nepataisomi marozai. Praėjo net 3 pilni metai mokantis visiems kartu vienoje klasėje, ir ką jie net netrupučio per tą laiką į gerą nepasikeitė. Negaliu pakęsti tos jų pašaipios veido išraiškos. Šiandien vos ne vos prisiverčiau pasižiūrėti į jų pusę. Trečia dalis – vyrų pokalbis, skambant M&E Woman ir prisimenant Vilmą. Alus baigėsi, usūrinis jau pastebimai apsvaigęs, akys blizga, kalba darosi lėtesnė, atviresnė. Grotuve tempas sulėtėja, pradeda skambėti melodinga ir lyriška daina M&E Woman. Kambaryje tvyro tipiška vasaros vakaro nostalgija. Miknius, žiūrėdamas pro kiek pravertą langą į Mičiūniškio laukus, paliktų tuos klasiokus ir visus kitus profkės nedraugus ramybėje. Juk jie visi dabar yra tokie, tik vaidina kietiekus. Praeis keli metai, pasikeis. O kaip tavo mokyklos merginos? Buvo juk ir gerų panų tavo laidoje. Usūrinis atsidūsta, jo balsas suminkštėja, žvilgsnis nukrypsta į lubas, buvo. Žinoma, kad buvo gerų jų šūlėje, ir su geromis figūromis, ir su gražiomis seksualiomis kojomis. Bet... Žinai, Mikniau, dabar, kai viskas baigėsi, aš galvoju tik apie vieną. Vis dar tik apie tą pirmą kursę Vilmą. Miknius, Vilma. Ta tavo buvusią mokyklos draugę? Usūrinis, aha. Vilmutė. Atsimeni, kaip gerai būdavo. Šitą dainą, kur dabar groja, o man ant Woman, ji idealiai apie mus, apie vyrą ir moterį. Žinai, profkėje buvo visokių, bet tokios kaip Vilma nėra. Ji mane suprato. Su ja galėjau kalbėtis apie viską. O dabar viskas įsibarstė, visi savo. O aš per savo lemtingą klaidą ir vėl likau vienas. Miknius, tai parašyk jai. Arba paskambink. Vasara prasideda, dabar visi laisvi. Tuo ir tai blondiniai mergaitiai turėtų prasidėti jos vasaros atostogos. O dabar švęsk gyvenimą, usūrini. Šiandien tavo diena. Usūrinis nusišypso, pakelia tuščią butelį, gal ir parašysiu. Gal kada nors, kai liūdesys dėl vienatvės mane visai prispaus. Šiandien aš tiesiog esu visai gan laimingas. Baigiau, Mikniau. Aš oficialiai viską baigiau, kas yra susiję būtent su mano mokslais. Usūrinis atsilošia lovoje, kambaryje toliau skamba YouTube, o už lango lėtai gęsta karšta 2005 birželio 15 diena.